Penktadienį Kombo klube buvo surengtas iškilmingas Kauno miesto studentų lygos uždarymo renginys. Šiemetinis turnyras pasižymėjo ne tik dalyvių gausa, bet ir intriga kovojant dėl čempionų taurės. Pirmą kartą per 11 metų gyvuojančio turnyro istoriją nugalėtojo nepavyko išsiaiškinti per 4 tradicinės rungtis, tad jiems geriausiams po vienodų taškų surinkusiems komandoms santykius aiškintis teko papildomoje rungtyje. Šiais metais turėjome 247 komandas, tai yra beveik 1500 studentų iš visų aukštųjų mokyklų Kauno. Tai džiaugiamės, kad tikrai yra pasisekimas tikrai didelis ir susidomėjimą tikrai susilaukėme. Visos varžybos, kaip ir kiekvienais metais, yra tikrai atkaklios, visos komandos tikrai yra entuziastingos ir kovoja iki galo. Ir kadangi šie metai yra 11 metai, nežinau kodėl, bet šie metai buvo išskirtiniai ir turėjome neeilinį įvykį, kur KMSL taisyklėse nebuvo apibrėžta. Tai pirmą vietą laimėjo 2 komandos, tad organizatoriai mes sprendėme šį klausimą ir nutarėme, kad komandos rinktis turėtų vieną rungtį, kurioje turėtų žaisti dar kartelį ir galiausiai išsiaiškinome nugalėtoją. Į KMSL uždarymo vakarėlį sukviestiems komandų prizininkų atstovams netruko geros nuotaikos, o ją dar labiau kėlė linksmi žaidimai, kurių laimėtojai buvo apdovanoti KMSL rėmėjų dovanomis. Vakaro pabaigoje buvo išdalinti medaliai bei taurės 3 geriausiai šių metų Kauno miesto studentų lygoje pasirodžiusiams komandoms. Trečioji vieta ir bronzos medaliai atiteko energingų vyrukų komandai pasivadinusiai Energy. Antrąją vietą po kaip niekad atkaklios kovos finale džiaugėsi Domicel.lt ekipa. Nuo čempioniški medaliai, įspūdingas stiklo taurė bei pagrindinio šių metų prizą Volkswagen Charan raktelį atiteko komandos Pacosas šešetukui. Nugalėtojų komanda nestokojo šventiškos nuotaikos ir patikino, kad nors kitąmet ir neturės galimybės dalyvauti turnyre dėl besibaigiančių studijų, tačiau Pacoso vardas dar ne kartą įsirašys KMSL istorijos puslapiuose. Bet Danius buvo kečiausias šiaip. Ne, šiaip labai puikios nuotaikos. Paskutiniai metai, kaip dalyvaujam, labai džiaugiamės laimė, galim, kaip sakant, į pensiją išeiti jau garbingai, taurė rankose. Kiekvienais metais stengiamės, bet tai buvom 8, 4, 2 ir pagaliau pirmi. Pagaliau pirma, paskutiniais metais. Savo tikslą pasiekėm, viskas, galim garbingai pasitraukti. Girdėjau, Daniaus brolio komanda čia yra ir dabar Danis lieka, tai vis jaunoji karta auga ir vis Pacosas. Nors ir išeisit, bet gali būti. Gali būti pavadinimas išliks. Kitais metais išliks. Bet pirmas Pacosas buvo šitas, kur laimėjo. Ir ketina dar šiandien parvairuoti patys automobilį namo, ar galbūt vargiai. Vargu bau. Ne, jau ko gero ne. Trauk, Bruselį, bus Pacosą!